Koranas kalba apie moters teisės. Reaguojam. Neleidžiama jums paveldėti moterų turto prieš jų valią, kaip ir neleidžiama elgtis su jomis bjauriai, tikintis, kad atsimsite dalį to, ką davėte joms kaip kraitį. Nebent jos yra aiškiai kaltos dėl paleistuvystės. Elkite su jomis teisingai. Jeigu nemėgstate jų, gali būti, kad nemėgstate kažko, kame Alachas patalpino didelį gėrį. Jeigu norite pakeisti vieną žmoną kitą, neimkite nekiek iš jos kraičio, net jeigu davėte jai maišą aukso. Ar imtumėte tai, elgdamasi neteisingai ir darydami duodamę aiškę? Kaip galėtumėte tai atsimti, kai turėjote artimus santykius ir buvo priemusi iš jūsų priesaiką tvirtą? Kaip matome, šiose eilutėse yra keli labai svarbus dalykai. Tai pirmiausia, juose yra suteikiamas šventumas moters turtui. Ir šis vyras neturi jokios teisės kėsintis į moters turtą. Antras dalykas, vyras neturi jokios teisės kėsintis į kraitį, kurį davė savo žmonai, net jeigu tai buvo maišas aukso. Taip sakant, nesvarbu, kiek tu davėjai, jeigu tu išpildai savo santuoką, davėjai šitą santuokos priesaiką, tu privalai jos laikytis. Ir trečias dalykas šioje eilutėje yra pabrėžiama, kad jeigu žmona turi kažkokių blogų aspektų, tai tas vyras vietoj to, kad žiūrėtų į blogus aspektus, turi ieškoti gerų dalykų savo žmonoje. Nes iš tiesų žmona yra Dievo dovana, už kurią vyras yra atsakingas ir turės už tai atsakyti prieš patį Dievą. Tai ką,